Netoli Druskininkų duris atvėrė pirmasis Rytų Europoje šakočių muziejus. Čia šiandien iškeptas sunkiausias ir didžiausias šakotis. Jį ketinama įrašyti į Gineso rekordų knygą. 3,72 cm aukščio, 3 m pločio ir beveik 86 kg svorio šakotis, didžiausias Lietuvoje ir pasaulyje. Ilgiausio pasaulyje šakočio rekordas priklauso japonams, jis daugiau nei 11 metrų, sunkiausio prancūzams, o didžiausio iki šiol šakočio rekordas priklausė švedams. Lietuviškasis šakotis aplenkė švediškąjį ir svoriu ir aukščiu. Šiam šakočiui prireikė 280 kg tešlos, o šiai 1700 kiaušinių ir 65 kg miltų. Jį kepė 4 konditerės pustrečios valandos. Pasak jų, tokį milžiną galima iškepti naudojant vieną iš 60 žinomų receptų. Priklauso nuo temperatūros ir nuo sukimosi greičio, nes nuo to yra formuojami ragiukai. Pamatysite, kaip skiriasi skonis, nes tie šakočiai, kuriuos mes kepame kepykloje, kepami prie dujinių krosnių. O čia yra natūrali ugnis, malkos, na aišku, malkos naudojamos beržinės, šiaip dar gali būti juodalksnis. Nuo šiol atvykę svečiai Jaskonis galės pasidairyti po vienintelį Rytų Europoje šakočių muziejų ar pabandyti šakotį įsikepti patiems. Kai kuriems muziejaus eksponatams 100 ir daugiau metų. Čia vyksta edukaciniai užsiėmimai. Pradedant nuo tešlos maišymo, senovinių maišliklių, iki senovinių formų, iki samčių, iki netgi tešlos dalintuvo, kur jinai yra tešlai daiktas virš 100 metų. Ir plus pas mus dar yra ekspozicija priemonių, gamybos priemonių, kaip iš grūdo, kaip jį nupjauti javą, kaip jį išpulti grūdą, kaip išvalyti, kaip jį sumalti. Ir atsiranda miltas, kuris naudojamas šakočių gamyboje. Muziejuje bus eksponuojamas ir Lietuvos šakotis milžinas, Gineso knygos rekordininkas šalia kitų šakočių kepamų Lenkijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje ar Slovakijoje. Panoramoje tiek, netrukus sportas, Saulenis Pociūnas. Malonaus vakaro ir iki rytojaus.